Šiandien gavau savo džiaugsmo dėžę, kurioje yra ir mano, ir klientės užsakymai. Tai ką, kartu pasižiūrim, ką aš gavau. Tai faina bus pradžiuginti klientę, prašyti žinutę, kad atėjo siunta ir galėsiu išsiųsti. Taip, atėjo klientės 2 kavos, airišką kavą užsisakė, 2 vienetus. Labai smagu, kad ne tik man patinka, bet ir vis daugiau moterų atranda šią kavą ir nori ją išbandyti. Taip pat klientės atėjo namų kvapas. Sako, Živilė, noriu saldaus kvapo, pasitikiu tavimi. Tai 32 numerį. Paėmiau tikrai labai saldžiai ir skaniai kvepia. Kadangi keliauju į kelionę penktadienį ir kad žinote, kad aš esu išranki kavai, bet kokios kavos negaliu gerti, tai atėjo tokia mintis, o jeigu viešbutyje, kuriame apsistosim, bus labai neskani kava. Tai ką? Paėmiau Gvatemalos kavos, kur tai yra pakiukais kava ir keletą pakiukų pasiimsiu į kelionę. Apsidrausiu. Jeigu nebus skani kava, tai pusryčiams nusinešiu savo kavą ir mėgausiu skanią kavą. Džiaugiuosi, kad atėjo laiku siunta. Taip, ir ką aš dar gavau? Taip, pasiėmiau Boutique kolekcijos plaukų purškiklį. Tai jisai kaip tik labai gerai papurškus plaukus leidžia iššukuoti, jeigu jie būna susivėlę. Tai labai tiktų mažom mergaitėms, kurios negali pakęsti, kai mama šukuoja, nes išpešia daug plaukų. Tai štai šitas gėris ir dar daugiau vėliau papasakosiu apie jį, nes esu kažkada naudojusi, dabar tik tai pasikeitė pakuotė. Tai gėrį aš vėl užsisakiau. Ir štai pagaliau mano siuntoje yra naujas produktas, tik atsirado prekyboje. Tai iš korėjiečių prekinio ženklo. Tai yra serumas su Centella. Kiek esu pasidomėjusi, labai vertingas augalas odai. Kirdekina. Tai štai šiandien jau išbandysiu vakare šitą serumą. Tai va, žiūrėsim, patiks. Jokio kvapo, ne, aš galvoju, kad bus su kažkokiu kvapu. Tai va, man patinka, kad atsiranda kuo daugiau naujų produktų, galima atrasti, išbandyti. Dar iš tų, kas atsirado dabar naujų produktų, vieną pasiėmiau pabandyti, dar yra ir aliejukas veidui, ir veido prausimosi priemonė, ir pasmakriukui, kaip sakau, kaukė. Tai dar bus proga išbandyti ateityje. Tai štai tokia mano siunta. Jeigu ir tu pamatai, kad vieną ar kitą produktą nori išbandyti, kavą, namų kvapą, serumą galbūt, o gal nori pasirūpinti savo gražiais plaukais, o gal turi namuose damutę, kuri pyksta, kai tu šukuoji, nes veliasi. Pagalba numeris 1. Iš mano patirties praeitą kartą, kai naudojau, kai buvau prekyboj. Tai štai, nuostabios tau dienos.